Sveiki sulaukę šventų Velykų. Aš esu Liucija Baškauskaitė. Ir šiandien Tele3 švenčia 5 metus kartu su jumis. Kartu mes esame padarę laisvą nepriklausomą televiziją. Dabar būtų pats laikas pasižiūrėti, kaip mes augom, kokie mes tada buvom. Tai padarykim šiandien, prisiminkim ir dar kartą pasidžiaugim nueitą kelią. Man daugiausia rūpėjo tuo metu. Man rūpėjo sužinot, ką jūs žiūrit per Rusijos televiziją. Aš norėjau jums parodyti, kas yra galima, ką jūs galėtumėt matyti. Kaip aš kitaip galėjau jūsų klausti, ką jūs norit matyti, jeigu jūs tuo metu nebuvot matę, išskyrus Rusijos televizijos ir Lietuvos televizijos laidas, jūs nebuvot matę visas galimybės televizijos. Todėl aš pasėmiau projektėlį, pirmiausia apklausą, kur laikraščio atspausdino ir jūs atsakėt, ką jūs tuo metu žiūrėjot Rusijos televizijoje, tai buvo man staigmena. Jūs žiūrėjot amerikoniškas programas dubliuotas rusiškai. Jūs žiūrėjot paprasčiausiai NBA, jūs žiūrėjot Disney, jūs žiūrėjot Santa Barbara, jūs žiūrėjot Rescue 911, bet čia buvo geriausios rusiškos programos. Tai aš pagalvojau, kodėl nežiūrėt angliškai arba lietuviškai tais programas. Po apklausos reikėjo planuoti, kada mes galėsim užtektinai turėti technologijos, kad galėtume išeiti į eterį. Jau nebe kaip pirmą tą dieną, bet išeiti į eterį ir būti eterį 16 valandų. Tele3. Tada per tą laiką technologija buvo statoma, perkama, dirbo nuostabus vyrai. Buvo antras etapas. Kaip jau pasiruošėm technologiją, reikėjo ją išmėginti. Išmėginom, atrodė yra signalas ir atėjo ta diena, gegužės 1 diena. Ir galėjom išeiti arba tik tai į Vilniaus teritoriją, arba per visą Lietuvą. Ir Gindas Gaidamavičius ir aš nusprendėm, kad mes eisim į visą Lietuvą. Nėra ko laukti. Ir tada jūs pamatėt pirmą kartą, kaip mes kabutėse nuėmėm Rusiją ir į tą kanalą atėjome, Tele3. Daug kam nepatiko. Matot, dėl šitos sutarties, tai čia dar ir dabar neaišku, matot, visą laiką mums vyksta ginčas dėl to, kad pervesti avansą. Už 2 mėnesius, kai buvo sutartys, šito nėra, avansų visą laiką nėra. Antra, o dabar ir šitame rašte rašo, noriu jums pranešti, kad Tele3 yra pilnai užsimokėjus už siųstuvų nuomą 94 metams. Taigi dabar kaip? Klausimas tas nesuprantamas. Už 94 metus, reiškia, už kitus ketvirčius, už 2, 3, 4 ketvirtį ir užmokėjusi. Iš to rašto, aš nežinau, gal čia kartais yra klaida rašant, suprantant, kad ponė Baškauskaitė, aš prašau Baškauskas, reiškia nelabai gal visus tos tonkos lietuvių kalbos žino, bet iš to, ką buvo pateikusi teisme, kad Radio televizijos centras jiems skolingi 290 000, jeigu aš neklystu, prieš kelias dienas teisme. Kalba yra, ar vykdoma sutartis, ar nevykdoma sutartis, kadangi čia man teko būti Europos tarybos organizuotame idėjų pasitarime ir niekas nors kitas, bet Patinėro paminėjo vienintelė, kad Europoje yra stotis, yra pavadinęs tiesiogiai piratiška vienu stotis ir mums betarpiškai dabar kalbame apie tai, kad mes atsidursime Hagos tribunole. Iškyla klausimas, ar Lietuva kontroliuoja savo teritoriją, ar jeigu jį kontroliuoja savo teritoriją, ar jį taikstosi su tuo, kad iš šios teritorijos būtų transliuojamos kitų programos pagal be licenzijos. Taip, kolegos, klausimų gerbiamai Baškauskaitei, ar turime dar? Jeigu neturime, tada padėkosime. Taip, gerai, žinoma, bet dar klausimų gal. Neturim daugiau. Taip, prašom. Kaip suprasti, kad valdyba svaršiusi licenzijos išdavimą poniai Baškauskaitei, gavo licenciją mokomosioms šviečiamosiom laidom, kas yra labai apibrėžtas menotyroje terminas,
O čia yra transliuojamos ir politinės laidos, ir erotinės ar pornografinės, nežinau kaip svarstyti, pasakyti, ir visai eilė kitų, kurios niekaip neįtelpa į mokomųjų šviečiamųjų laidų programą. Ir antras dalykas, paremiant profesorių Genzelį, iš tikrųjų, nepaisant profesorės patikinimų, kad viskas yra labai legalu, pirataujama yra ir toliau. Lietuvos televizija susimoka didžiulius pinigus už olimpiadą, kaip ABU narys. Ponia Baškauskaitė transliuoja, nepaisant mūsų protestų, kad būtų neįtraukta tokios programos į tinklelį, jos eina ir toliau. Aš jau nekalbu apie pačius naujausius filmus, kurių premjera yra surengiama pasaulyje, reiškia, ir už kuriuos reikia mokėti didžiulius pinigus. Mes tokių pinigų neišgalim mokėti, o jie yra rodomi Baltijos televizijoje, Tele3. Dar keisčiau atrodo kasetės, kur užrašyta, kad jų platinimas yra draudžiamas. Jie yra, galima jos naudoti tik tai asmeniam naudojimui. Ir jeigu yra transliuojama, multiplikuojama arba, reiškia, pardavinėjama, tai Amerikos firmos siūlo paskambinti, reiškia, į Amerikos ambasadą, konsulatus, į savo firmas, pranešant, kad vyksta jų produkto piratavimas elementariai. Kaip, ponia Baškauskaitė, galiu paaiškinti šios du dalykus? Aš galiu paaiškinti labai daug dalykų, gal pradėkim nuo, kaip sakau, atskirkim klausimus. Pirmutinis klausimas, jeigu galim, prašau, dėl mokėjimo. Aš manau, kad dėl mokėjimo yra aiškus ginčas, tarp tų dviejų šalių, kur pasirašė sutartį. Tas ginčas yra ir teisme, ir arbitraže, ir taip pat yra teismo paskirtas vienetas, kuris tai yra nei už vieną, nei už antrą pusę auditas, kur peržiūrės sąskaitas ir nuspręs. Katra pusė skaičiuoja vienaip, katra skaičiuoja kitaip ir pagal standartą duos atsakymą 20 šio mėnesio. Tas bus pateiktas teisme. Tai, man atrodo, tai yra pirmutinis dalykas, jeigu galim tą pabaigti, kad yra ginčas teismis, tačiau faktiškai yra užmokėta pilnai sąskaita, pateiktos sąskaitos 94 metų, plus suma pinigų mūsų apskaičiavimo, kiek turėtų būti kovo mėnesį, nors faktinės sąskaitos mes neturime. 93 metais yra pilnai sumokėta su visais delspinigiais ir visko kitų, kur buvo apskaičiuota, nors teisme yra įstatyta mūsų faktinis atsakymas, kad tai buvo neteisėtai paimta ir taip toliau. Bet man atrodo, čia yra teisminis reikalas, yra jau teismas sutikęs su ekspertize ir aš manau, tas žengiam pirmin su mokėjimu. Ir tas pagrįstas konkursas, kad pagrįstas, kadangi yra nemokėjimas ir kad yra bankrutuojama šita firma, yra be pagrindo, nes praktiškai jų sąskaitoje yra pinigai, ne tik tai už 93, bet ir už 94 metų visas pateiktas sąskaitas. Tai pirmutinis atsakymas. Antras klausimas, kur buvo iškeltas, tai buvo iškeltas dėl kokios čia yra programos, kokia yra kategorija tų programų. Ir kaip koncepcija buvo pateikta, tai ta koncepcija buvo šito viso projekto. Ir tas projektas yra laisva nepriklausoma nevalstybinė televizija. Tuo laiku net nebuvo žodžių Tele3. Tas vienetas, kaip ir visas asmuo įsikūnijo žymiai vėliau. Buvo pateiktas projektas ir tas projektas buvo labai aiškus. Tai buvo, kad šitas projektas yra už demokratijos projektas. Ir šitą projektas yra, kad suteik demokratijos įrankius, kalbas, svetimas kalbas, specifiniai buvo paminėta anglų kalba, bet kalbas, kaip kiti žmonės elgiasi, kaip kiti daro, čia buvo uždarytas kraštus 50 metų. Ir kad taip pat būtų kontekstas palyginti, compare-contrast framework, palyginti veiksmus vienų ir kitų, ir kad žmonės būtų paprasčiausiai gautų atitinkamą informaciją. Aš pati tų žodžių mokamųjų šviečiamųjų nesugalvojau. Aš esu kultūrinė antropologė. Aš esu tikrai, taip kaip profesorius Genzelis savo srity yra specialistė, aš tikrai esu specialistė kultūrų palyginimų ir kultūrų veiksmų ir taip toliau. Ir man tas žodis, jeigu užtinka už žodžių, tai man, pavyzdžiui, labai įdomu, kaip galima duoti šviečiamais laidas be informacijos. Aš nesuprantu tokio dalyko. Gal štai, kad lietuvių kalba man yra ne pagal jūsų kategorijas, bet aš negaliu įsivaizduoti,
Vis aš galiu sakyti ponui Tapinui tiesioginai, kad jisai buvo narys tos komisijos, kur peržiūrėjo visą pasirašymą šitos sutarties, jos sudarimo, ten sėdėjo 18 asmenų, jų tarpe buvo Teisingumo ministerijos, jų tarpe buvo ponas Tapinas, buvo taip pat ponas Pangūnas, buvo ir kiti, kur ilgai diskutavo, ne jūs, atsiprašau, ponas Telingis, kur ilgai diskutavo iki smulkmenas vieno punkto šitos sutarties. Taip pat aš noriu jums paminėti, kad aš klausiau savo kolegų, tai Radio centro ir klausiau savo kolegų M1 apie turinį. Ar yra jūsų sutarty nuomos parašyta turinys? Ir ne vienam iš jų nėra parašyta turinys. Ir man atrodo, kad grįž prie turinio, jūsų komitetą, aš negaliu įsivaizduoti, pavyzdžiui, man yra neįsivaizduojama, kad informacija nėra šviečiamasis dalykas. Man taip pat nėra įsivaizduotina, kad kaip galima, kalbant apie licencijas, ir aš toliau dar tęsiu apie licencijas, kaip taip galima būti, kad su Rusija, ir kaip tik šiandien su pono Refėju mes rašome sutartys, tai atvažiavęs tam yra šių metų, nes čia yra ilgos diskusijos, nes buvo vienu metu, kad Rusija galėjo leisti viską, tik tai buvo mygtukas, prieš ko Tele3 buvo, mygtukas taip arba ne, arba eina Rusija, arba neina Rusija. Ir per tas visas programas nebuvo jokio klausimo, ar jos bus išimtinės teisės, ar autorinės teisės, ar licenzijos gautos, ar kas kitas. Per šitą laikotarpį piesažas yra pasikeitęs. Ir pavyzdžiui, konkrečiai, Santa Barbara. Rusijos televizija neturi teisę mums duoti Lietuvos teritoriją rodyti Santa Barbara. NBA neturi teisę rodyti NBA šitai teritorijai. Kai mes klausėm apie sutartis rodyti olimpiadą, ponas Sandeckis man sakė, kad rais programas Lietuvos televizija buvo užpirkus. Rusijos televizijas mums nesakė, kad mes neturim teisės rodyti olimpiadą, jų užpirktą. Tai čia yra pinetis. Ir aš noriu pasakyti, aš negaliu įsivaizduoti šito komiteto, kur jisai sakytų, kad tuos visus metus per Rusiją galėjo į Santa Barbara, galėjo į pramoginės informacinės laidos, bet kaip Tele3 tais laidas nuperka, užmoka pinigus ir verčia į lietuvių kalbą, kad tai yra prieštarauja valdybos nutarimui. Tai aš to nesuprantu. Taip pat aš nesuprantu, kaip mes padavę pareiškimą įstoti į BU. Ir tai yra su IBU žinia, kur mes norim priklausyti prie tarptautinio vieneto, mes norim to užnagario, mes norim, kaip profesorius Genzelis sakė, kad nebūtų jokių klausimų, kad šitas tinklas yra įėjęs į bendriją, kad tas pareiškimas yra paduotas vasario 15 dieną. 93 puslapiai duomenų bazės. Mes taip pat esame iš jų gavę nurodymą, kokios turėtų būti laidos, kurie eitų į tą vienetą, kad mūsų kanalas, šitas nepriklausomas kanalas eitų į tą vienetą. Turi būti ir žinios, ir kinai, ir telekinai, pagal procentus. Jie juk davė visą samatą, kas turėtų būti. Ir mes pildom tą tarptautinį samatą. Tai aš nesuprantu, kad šita valdyba nori iš vienos pusės, kad mes, kaip Rusija rodė gerai, kaip mes rodom lietuvių kalbą blogai. Iš kitos pusės mes norim įstot, prašymus padarė į IBU, įstot. Pagal jų samatą visą eilę programų, kur turėtų būti kanale, jūs sakot, kad tą negalime daryti. Bendra su mano konkrečiu klausimu. Tai aš konkrečiai ir jums atsakau. Tai aš norėčiau išgirsti, reiškia. Ar jūs mano... Žinot, ką aš jums noriu pasakyti asmeniškai, jūs man tiek daug žalos esate asmeniškai padaręs. Jūs esat rašę į visus pasaulio kanalus, sakydami, kad aš esu piratė. Aš turiu su savim raštą iš MTV, kur yra parašyta confidential and private, privatus ir konfidencialus raštas mūsų sutarties. O jūs drįstate sakyti žmonėm, kad aš vagiu MTV. Į laikraščius taip Pone Barkauskaitė, ar jūs galite kiekvieną savo programą, kurią jūs transliuojat, pateikti licenciją? Valdybai ar kitam organui, visom programom, ne apie Santa Barbara. Vienas dalykas. Ir antras dalykas, jūs taip ir nusukot kalbą. Ar jūs tikrai manot, kad erotika ar pornografija ar politika tai yra mokomoji išveičiamoji laida? Leiskim, kad Lietuvos žmonės tą nuspręstų, o ne valdyba. Leiskim, kad Lietuvos žmonės nuspręstų. Jeigu Lietuvos žiūrovai nusprendžia. Aš galiu nuspręsti kaip antropologė, aš galiu gauti tarptautinę ekspertizę, aš galiu gauti IBU, visą samatą, kokios turėtų būti laidos per kanalą. Taip aš galiu. Bet aš labai nenorėčiau, ponas Tapinai, ne tik tai jūs darot žalą Tele3, jūs darot žalą rašydami laiškus ir pjudintami mus visur užsienyje. Mes atsakome už klausimus, paimą. Ne, atvirkščiai, jūs iš karto vadinat mus piratais ir tada sakot, ar mes turim teisę ar neteisę. Jūs kišatės į privačios firmos transliavimą. Aš labai atsiprašau ir aš matau šitą žmogų, kur daro tokią žalą ir čia komitete sėdi konkurentai, kuriam jūs ką tik davėt Ostenkino reklamą,
kur dar sustiprino monopolį, nesvarbu, kokias mes sakėm apie monopolį Lietuvos televizijos. Ir šitas žmogus taip ir daro sprendimus dėl nepriklausomo kanalo. Ir klausia klausimus apie licencijas, kaip pats rodo MTV be jokio leidimo. Gerbiamas Baškauskaitė, jūs privalote atsakyti į valdybos nario klausimus. Atsakyti su klausimus. Jūs malonėkit atsakyti. Aš teisme bus pateikta pilna informacija, tam vienetui ponas Žentelis prašė 93 metų licenzijų. Visi susirašinėjimai tų firmų, kur buvo paminėti, jam buvo suteikti, buvo parašyta ne sutartys, bet sutarimai, kaip tu gali pasirašyti sutartį, jeigu tu net kanalo nesigavęs. O šiais 94 metais mes turim visą eilę sutarčių ir mes vėlai jas pateiksim. Bet dėja ne jums, bet tam vienetui teismui, kur reikalaus jų. Man labai yra apmaudu, kad Lietuvoje yra rodomos visur visos vietinės televizijos, miestų televizijos. Net ir Lietuvoje Vilniuje rodė Sat1 be jokio leidimo, mokėjo valdžia už tuos pinigus, o Tele3 kažkur tai yra kalta. Man atrodo, tos taisyklės turi būti visiems. Aš labai laukiu autorinių įstatymų, aš labai laukiu patento įstatymų, aš labai laukiu copyright įstatymų ir aš labai noriu įstoti į VU. Ir aš labai prašyčiau valdybos, kad nevaržytų tą įstojimą, sukonkretizuoti laidas. Vienos rūšies, o ne kitos, kad mes negalėtume gauti tarptautinį užnugarį. Taip, ačiū. Klausimų daugiau, gerbiamai Baškauskaitė, nieks neturi. Taip, tada klausimų neturime. Ponas Barkauskas gali teisti. Kad mes neturim klausimų jam. Tada padėkosim svečiams, lieka valdybos nariai. O dabar vis dėlto pakalbėkime apie Tele3 istoriją, kur šitas filmukas tam skirtas yra. Jūs ir jūsų vadovavimo firma Status yra šios istorijos dalyviai. Galima sakyti, kad buvo metas, kai Status finansiškai paremdama Tele3 išgelbė Tele3 nuo žlugimo, nuo kanalo padalyjimo. Aš to atsistosiu pats savo plot pradėsiu. Sekundę. Mes negėmėm nieko, išskyrus labdaros fondą. Jūsų investicijas. Tai yra teisingai vardinam, reiškia. Antras aspektas, reiškia, gelbėti irgi netinka žodis. Mes dalyvavom projektai, kuriais skaitėm, kad mums jis naudingas. Savanaudiškas principas, neklysti. Mes parodysim tam filme tokį siužetą iš... Labai gaila, kad aš jo nemačiau, man sunku kažkaip... LRTV valdybos posėdis buvo, kuriame jau buvo pasiruošta padalinti tą kanalą, bet Liucija atėjo tą dieną su mokesčių pavedimais ir, reiškia, jie nebeturėjo jokių galimybių to padaryti. Mes padarėm šitus pavedimus paskutinę dieną, žinau. Praktiškai 5 metus Tele3 išgyveno iš savo lėšų. Nu, čia, jeigu analizuoti finansus, ko pas mus dar niekas nedaro. Tai Tele3 galima jau paminklą šitoje vietoje padaryti. Kadangi čia pirma Lietuvos istorija televizija, kuri išgyveno iš savo lėšų. Taip, Bieliauskas buvo 4 metais, prieš tai dar kažkas buvo, bet 5 metus iš savo lėšų Tele3 pragyveno. Man atrodo, kad tiek daug buvo per šitą etapą, kad vėl atsirinkim tokius esminius įvykius. Kas daugiausiai spaudė? Spaudė ryšių ministerija, kuri buvo davusi leidimą ponui Juškaičiui pasirašyti sutartį, spaudė spaudos kontrolės departamentas ir spaudė Lietuvos radio televizijos komitetas. Čia buvo pagrindiniai spaudimai kontrolės, kas darėsi Tele3. Buvo labai aiškiai norėta, kad valdžia atsimtų tą televiziją, kad jūs turėtumėt žiūrėti tą, ką kiti žmonės nusprendė, o ne ką jūs patys nusprendėt. Laiškas pono Viparto, kuris yra Lietuvos Respublikos spaudos kontrolės valdybos prie Teisingumo ministerijos viršininkas. Ir čia ne pirmas laiškas iš jų, ir jūs esate apie tai anksčiau girdėję, bet aš noriu jums paskaityti. Šitą laišką gavom 14 dieną šio mėnesio.
Įspėju Jūs, kad 94 metų birželio 12 dieną, 20 val. 45 min. Transliuodami meninį kino filmą Džiunglių karštligę, Jūs pažeidėte spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymo 6 straipsnio 5 dalį ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 92 metų spalio 2 dienos nutarimą numeris 722. Šiais metais Jūs antrą kartą pažeidėte spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymą. Jeigu ateityje bus pažeidžiamas įstatymas, valdyba, remiantis minėto įstatymo 12 straipsnių, nutrauks Tele3 veiklą su parašais. Apie ką mes kalbam? Mes kalbam, kad yra įstatymas Lietuvoje, neskelbtina informacija, kurstanti karą, smurtą, nacionalinę ir religinę nesantaiką, taip pat neleidžiama platinti pornografijos kūrinių. Kaip vis dėlto didėja ar kaip susirinko bendražygių būrys? Kaip susirinko? Turbūt ne visi vienodų metodų atėjo, vieni anksčiau, kiti vėliau, vieni turi... Vieni atėjo su ginklais, kiti be ginklų, kaip sakant. Ginklų turim, galiu pasakyti, kad jeigu kas ateis, tai duosim. Bendinskas žino pagaliau, kad jis Bendinskas. Žmonės gyvena geriau, turi savo pinigus. Jūs turit savo pinigus. Aš irgi turiu savo pinigus. Algirdai. Klausiau. Vienžu, vėl nemalonumai, Vienžu. Netrukdyk, matai, Genzelį, dar ne viską pasakiau. Vienžu, netrukdysiu, bet pasakyti turiu. Vidaus reikalų ministras siuntė, tai aš ir atbėgau. Tai sakyk, Baškauskaitė iškirps šitą vietą. Patackas vėl į mišką išėjo, o su juo yra Žalytė, su juodais auliniais batais. Turi peilį, dar granatą, o Šaltenis automatas su labai lenktų vamzdžiu. O kad tave kur Landsbergis? Ar su ginklais? Kas su juo? Na kas ten velnės su juo, bombos? Niekšai, šaudys iš už kampo. Mes absoliučiai sužibėjom per pučą. Kiek žiūrėjot prie televizorių, mes visi žiūrėjom, kas darėsi Maskvoje. Vertė labai puikus jauni žmonės, kurie avariniam sąlygom atėjo. Aš labai norėčiau, kad jūs žinotumėt, kas jie yra. Atėjo Jūratė, kurios mergaitė sirgo 39 laipsnių temperatūros, neatėjo atbėgo į studiją padėti. Atėjo Jurgis iš savo Vilniaus universiteto pamokų ir per 2 naktis dirbo. Kietai vertė. Rytis, kuris tai pirmutinis, pasėmė į rankas ir sakė, gerai, aš rizikuosiu, aš darysiu, aš anksčiau nesu jokių būdų daręs. Andrius ir Jurga, kurie atvažiavo pakeliu iš Kauno, girdėjo, kas darosi, tiesiai į studiją ir sakė, kaip mes galim padėti. Ir atsisėdo ir dirbo 2 dienas. Ir taip pat Darius pasiruošė savo egzaminams, atėjo, atbėgo užkimęs ir sako, aš taip pat padėsiu. Visiems jam didžiulis ačiū. Taip pat vyrams studijoje, kurie viską darė, kad techniškai tą galėtume jums padaryti. Tai ką jūs matėt, buvo jaunų žmonių iniciatyva, drąsa ir noras, kad jūs visi žinotumėt, kas darosi Maskvoje. Ir aš esu visiems jiems labai dėkinga. Šaunuoliai, ačiū jiems labai. pranešimas sudaryti lentelę. Kada šiandien pristatymas? Šiandien pristatymas.
Čia visos tarnybos visą naktį reikia paruošti lentelę tokią. Šis pranešimas iš Maskvos. Reikia rašyti lentelę, tai tada nerodom šiandien žinių. Tingi daryk. Ne, daryk, netingėk, tą daryk. Paskui labai sena. O šitą jo nėra jokios. Tai galima buvo paimti, tai čia taip štai galvoju. Apie savaitę. Ten jiem lėktuvus numušė. Aš norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į anglų kalbos pamokėlės. He is there. He is there. Speak. He is there. He is there. Read. He is there. He is there. Write. H-E, he. I-S, is. T-H-E-R-E, there. He, H-E, is, I-S, there, T-H-E-R-E. He is there. Sister Barbara, ačiū Jums labai. Dabar, kai Lietuvoje yra daugelis privačių televizijų ir radijų, daugelis privačių laikraščių,
Atrodo, kad ta eiga kažkaip tai automatiškai, mes automatiškai tą padarėm, bet padarėm visi per didelį norą pasikeisti patys ir pakeisti savo bendruomenę. Ir dabar, kaip aš pasižiūriu ir mes kartu pasižiūrim, ką mes visi darėm, man labai labai malonu ir gera, kad mes esame kartu ir kad Tele3 prisidėjo prie šios eigos laisvo žodžio. Ačiū Jums labai, kad Jūs žiūrite Tele3. Labas vakaras, gerbiami Tele3 žiūrovai. Sveiki gyvi. Sveikinam su šventom Velykom atėjusiom jūsų ir mūsų namus. Sveikinu aš, Gita Jakutytė. Ir aš, Marius Veselis. Velykos šeimų, artimųjų ir gerai pažįstamų žmonių susitikimo metas. Taušdami margučius, vaišindamiesi kitais Velykoms, pavasario ir atgimimo šventės skirtais patiekalais, dažnas pamastome, kas esame, kas mūsų laukia, ką gerą iki kitų šventų Velykų galime padaryti savoms šeimoms ir Lietuvai. Linkime Jums, gerbiami žiūrovai, kad išsipildytų Jūsų planai ir net svajonės. Šį vakarą visus kviečiame prie televizoriaus ekrano pabūti su mumis, švenčiančiais Velykas ir pažyminčiais Tele3 įkūrimo 5 metų jubiliejų. Susipažinsime, su Jumis pasidalysime nuotaikomis ir rūpesčiais. Per 5 metus dar nebuvo tokios progos kaip šiandien susiburti ir drauge prisistatyti Jums, gerbiami Lietuvos žmonės. Štai čia mes, Tele3 programų rengėjai ir transliuotojai. Daugelio šių žmonių niekas nėra matęs per televiziją. Mes visi padarėm Tele3. Tele3 nesu aš. Tele3 nėra idėja. Tele3 esat Jūs. Ir Jūs esate tie žmonės, kur dieną naktį dirbot jau kaip kurie 5 metus, kaip kurie mažiau, bet tai ne esmė. Esmė yra, kad mes visi kartu sukūrėm su savo žiūrovais, su milijoną šeimų Lietuvoje, pirmą laisvą nepriklausomą televiziją Lietuvoje. Kai vedai pradėjo dirbti, tuoj parskrido vėlesys. Gandas per pasaulį ėjo lik Amerikos kraštų, apie viešpaties palaimą poniai Liucijai tarp žmonių. Vedėsi už rankos Gintą, Janą, Andrių ir kitus, kad drauge teisybė gintų, skleistų šviesą, ne niekus. Ir dabar prabėgus metams, jums kiekvienas pasakys, kad tauriausioji širdelė plaka tautai Tele3. Televizija yra vaizdas, bet yra ir žodžio vertė. Tai aš trumpai. Dieve, žmogaus kūrėjau, Tu davei mums kalbos dovaną ir į mūsų lūpas įspaudei žodį. Leisk, kad mes įtartume vertingai, gilios prasmės jam duotume ir į tavo tiesą įpalentume. Pati ta idėja prasidėjimo gal buvo kaip visa tauta. Visi žmonės Lietuvos sakė, mes esame laisvi žmonės. Ir tai įvyko sausio 13. Kuriant šitą valstybę, demokratinę laisvą valstybę, reikia laisvos televizijos. Ir tuo metu, tai buvo, aš tiksliai atsimenu, aš nuėjau lapkričio 6 dieną 91 metais pas profesorių Landsbergį ir aš kalbėjau su juo, kad tikrai reikėtų tą padaryti. Ir truko metai laiko įvairiausių komitetų, komisijų, pinigų rinkimų ir taip toliau. Ir galų gale 92 metų pirmais buvo pasirašyta sutartis su radijo televizijos centru, kur paskiau, kaip gal žiūrovai puikiai atsimena, buvo labai daug pastangų tą sutartį sulaužyti. Ir pradėjom dirbti. Dabar Tele3. Ne tik tai ta televizija, kur pradėjo, bet ta televizija, kur atlaikė. Ir kiekvienas, kur atlaikė Tele3. Tai ačiū Jums labai, kad Jūs žiūrite Tele3. Pasitikdami Tele3 penkmetį mes galime tikrai pasidžiaugti gerais rezultatais, kadangi šiandien Tele3 yra vienas iš didžiausių žaidėjų tarp 3 televizijos stočių Lietuvos rinkoje. Šiandien mes turime 22% dienos auditorijos, tai yra 26% visos reklamos rinkos Lietuvoje. O tai yra pasiekta tikrai
sunkiu darbu ir labai didelis ačiū visam Tele3 kolektyvui, kad dirbta daugiau negu atlyginimas, o ateityje tikiuosi švęsdami 10 metų galėsime pasigirti kur kas didesniais rezultatais. Šitas vyras yra geležinis. Jūsų laida Nuomonės naujienos ir žvelkime atidžiau, man regis kažkuo netgi panašios. Ar jūs šiaip susitarė atėjote į Tele3? Ar esate seni draugai nuo jūs? Mes atėjom ruošti savo laidas, kokias ruošiame ir valstybiniai televizijai. Česlavą, žvelgime atidžiau. Aš Naujienas nuomonės, man Tele3 tai buvo antras kvėpavimas, antras gyvenimas, nes valstybiniai televizijai tuo metu man jau tikrai trūko oro. Mes tai atėjome iš esmės tai susitarę, kad mes išeisim iš valstybinės televizijos, kurie pradėjo kontroliuoti ne tie simpatiški veidai, kokių mes norėjom, ir atėjom į Tele3 ir labai jaučiam didžiulį pasitenkinimą. Tik taip jau išėjo, susiklostė, kad mes esam šalia viens kito, tačiau nesusitinka. Vienas sekmadienį transliuoja savo laidą, kitas kitą. Aš esu prietaringa ir apie ateitį nenoriu galvoti. Kažkaip tai irgi pasitikiu likimu, kad kai bus lemta, taip ir bus, nes man rodos ir Tele3 atsirasti buvo lemta. Man rodos ir Tele3 išlikti yra lemta. Ir jeigu ji bus tokia pat rami, be pretenzijų, be ekstravagancijų, be arogancijų, be pykčio, be skandalų, tai bus visų laukiama, visų mylima, kaip ir ta mūsų širdelė emblemai. Kai dėl mano laidos planų, tai aš norėčiau juos nuslėpti, nes paslaptis yra graži tada, kai paslaptis. O dėl Tele3 aš norėčiau išreikšti tik vieną nepasitenkinimą. Kodėl mes rašome Tele3 ir Tele1, Tele1? Jeigu gerai vertėjas jį išverčia, mes jaučiame filmo nuotaiką, mes jaučiame humorą to filmo, o gerai išversti ir tai perteikti yra labai sunku. Aš galėčiau pasidžiaugti, kad mūsų vertėjai stengiasi tą daryti ir jiems tikrai pasiseka. Lietuvių kalba norėčiau dar ką pasakyti, kad lietuvių kalba yra labai turtinga kalba ir ji yra daug turtingesnė už tas kalbas, iš kurių mes verčiame. Ir dėl to, jeigu vertėjas verčia ir kartoja daug kartų tame filme pasikartojančią frazę, tai gali būti visiškai neįdomu žiūrovui. O mūsų vertėjai stengiasi panaudoti daugybę lietuviškų sinonimų. Aš norėčiau paklausti, ar vertėjai iš tiesų yra praeities žmonės, ar dabarties žmonės, ar jų liks ateities televizijoje, kaip jūs manot? Televizijoje taip. Galbūt vertėjo profesija, nors dabar ji yra labai populiari, ateityje ji bus mažiau reikalinga. Dažnas verslininkas nebesamdys vertėjo, nes jau jūs pats mokės gerai kalbą. Na, o televizijai tikrai visada bus reikalingi vertėjai. Dar norėčiau pasakyti, kad mūsų televizija, pirmoji televizija, kuri pradėjo titruoti filmus. Ir mes verčiame taip pat ir titruojame filmus. O tai duoda galimybę mokytis anglų kalbos tiems, kurie nori. O žiūrovams, kurie moka kalbą, tai teikia didžiulį pasitenkinimą žiūrėti filmą originalo kalba. Iš kokių kalbų gali išversti Tele3 vertėjai? Tele3 vertėjų tarpe yra ir, galima sakyti, poliglotų. Yra, kurie gali versti iš 4 ir net 5 kalbų. Taisyklinga kalba tai vienas svarbiausių komponentų televizijoje. Kaip jums sekasi gryninti, išvarinti Tele3 darbuotojų kalbą? Tele3 filmų ir žinių kalbą mes taisome dviese, rūpinamės ją kartu su mano kolega Vilmantu Vilkončiumi. Jis čia dirba gerokai anksčiau, aš atėjau tik prieš 1,5 metų, bet stengiamės derinti ir
spręsti daugelį iškilusių čia kalbinių problemų kartu. Jeigu kažką gero jau padarėm, tai tikimės dar anksti gal ir kalbėti, nes mes dar norim būti jauni ir norim padaryti dar labai daug. Nes ir galimybių daugėja, sąlygos gerėja. Visos praktiškai sąlygos palengva gerėja, viskas eina į vėžes. Mes stengiamės kartu kurti savotišką Tele3 kalbos tvarkymo sistemą. Ir kartu norisi pasidžiaugti, kad Tele3 vertėjai tų klaidų, kurias jie darydavo anksčiau, jau jų tiek daug dabar nėra. Vadinasi, jie kreipia dėmesį į mūsų nuolatinius taisymus. Ir Tele3 vertimų skyriaus bibliotekėlė, kuri sukaupta, aš manau, čia daugiausia Vilmanto rūpesčių. Tikrai gerų knygų labai yra. Yra gerų žodynų užsienio kalba ir greta jų rikiuojasi norminiai lietuvių kalbos žodynai, norminiai lietuvių kalbos leidiniai, kirčiavimo žinynai. Ir mes džiaugiamės, kai pastebime, kad vertėjai vis dažniau ima į rankas ir šitas knygas. Vadinasi, mes dirbam naudingą darbą. Tele3 žinių tarnyba nesijima jokios politikos, nekomentuoja nuo savęs nieko. Mes parodome, kas yra gyvenime. Ir jeigu žmonės kalba, pasakom, ką jie galvoja apie tą patį mūsų gyvenimą, apie politiką, apie ekonomiką, apie visus kitus įvykius ir reikalus Lietuvoje. O apskritai žinios, jeigu taip suimtume, suformuotume į vieną sakinį, tai žinios dirba Lietuvai ir žinios dirbs Lietuvai. Mes dabar kol kas esame Vilniečiai, bet tai techninės galimybės riboja. Duok Dieve, kaip sakoma, kad ateitų technika į rankas ir mes pažodysim, kaip reikia dirbti, ką mes galim. Visos laidos prieš patekdamos į eterį perina per montuotojų rankas. Kokias laidas maloniausia yra montuoti? Sakysim, žinios. O kodėl? Nu, įtempčiausias montažas, ko gero. Žinios turi išeiti laiku, ne minutę anksčiau, ne minutę vėliau. Sakyk, ar buvo... Anksčiau gali. Anksčiau gali, bet vėliau niekada, ne? Pradėjome, kaip aš sakiau, su labai paprasta technika, aparatūra. Paskui jau po kažkiek laiko sugebėjom nupirkti, sumontuoti jau profesionalinę televizinę aparatūrą Šaulių instituto gamybos. Ir su šitą aparatūrą dirbam iki šiol. Mes jau šiandien esame pasiruošęs transliuoti programą PAL standartų, kuri užtikrins spalvų geresnę kokybę. Ir beveik visi žiūrovai, kurie turi užsienietiškus televizorius arba buvo tarybinės televizorius su PAL SECAM dekoderiais, matys labai gerą Tele3 programą. Esate ne tik vienos iš populiariausių laidų apie gamtą vedėjas, autorius, bet taip pat esate ir profesorius, dėstyti studentams. Kuri auditorija, televizijos ar studentų jums yra mielesnė ir artimesnė? Man abi auditorijos yra labai mielas. Ir galbūt neatsitiktinumas, kad į televiziją aš perėjęs iš universiteto, nes ten taip pat jaunimas. Ir taip pat reikia žmonėms kažką pasakoti, kažkas, kas įdomu. Ir todėl ta auditorija man pažįstama. Tik tai televiziją aš vertinu nepaprastai aukštai, nes jos auditorija tai ne mano studentų auditorija. Jeigu ten telpa 50 studentų, 100 geriausių atveju, tai čia vis tik tūkstančiai. Ir todėl va, tos žinios, kurias aš pateikiu televizijos laidos metu apie gyvūniją, apie augaliją, tai jos klauso nepaprastai daug žmonių. Ir todėl man bendravimas su visa beveik Lietuva yra labai malonus ir todėl aš labai dėkingas būtent Tele3, kad sudarė tą galimybę turėti tokią milžinišką auditoriją. Profesoriau, jūs esate, jeigu drįsiu tai pavadinti, gamtos žmogus. Ir kaip bet koks žmogus gamtoje jūs turite savo filosofiją, savo gyvenimo kredo.
koks būtų jūsų gyvenimo kredo? Mano gyvenimo kredo, kad gamta nebūtų tiek nuskriausta, kad liktų tik tai stagarai. Man džiugu bus, jeigu ir mano anūkai matys gamtą nenuniokotą, nors jį labai niokoja. Todėl aš vienas iš tokių, kurie kovoja būtent už tą gamtą, kad jinai išliktų graži, kokią aš ją vaikystėje mačiau, kokią aš ją dabar matau ir kokia bus po manęs. Gal pabandykime pasijuokti iš mūsų darbdavių, iš Tele3 televizijos. Jo, kaip tik visai neseniai tokį anekdotą išgirdau apie Tele3. Anekdotas skirtas Tele3 jubiliejui 5 metų. Žodžiu, guli Jessica Fletcher lovoje ir mato viziją. Tokia vizija mato, kad Duncanas MacLeodas, kalnietis, susidomėjo statybą. Na, žodžiu, jis pasistatė namą San Francisco gatvėje, su langu į gamtą, kad galėtų matyti, kaip oro vilkas skraido. Na, įsikūrė, žodžiu, viskas tvarkoj. Jis tik girdi triukšmas kažkoks. Išėjo iš namų, žinai, užėjo už kampo. Žiūri, Jėzus Marija, dėl barjo, sėdi šiukšlinė. Supranti, rankose laiko detektorių, supranti. Ir su jo, supranti, matoja, supranti, kraujo spaudimą. Walkeriui, Teksaso Rangeriui. Nereiškia. Nu ir ką, supranti. Walkeris jau, supranti, jau visai. Leisgyvis, supranti, jau akis iš orbitų virsta, supranti. Jau kelias, jau pakeliu į dangų jisai, supranti. Na, MacLeodui, aišku, pagailo labai, reiškia, šito lietuvisgi vis dėlto bičas, žinai. Jis traukė kardą ir savo stiliumi, reiškia, šmaukšt galvą, kad nesikankintų. Na, čia, žinai, iškart, žinai, sirenas, iškart Miami policija, žinai, prisistatė, apsiginklavus iki dantų, reiškia, su tarnybiniais šunietininkais, reiškia, viskas normaliai. Iškart, žinai, iš pakarpos į kalėjimą Beverly Hillso. Ant rytojaus teismas. Teisėjas sako, turime jums, gerbiamas MacLeodai iš MacLeodų giminės, turime liūdną žinią. Jūs esate nuteistas mirti. 400 metų vis dėlto pragyvenat, klausykit, viso pasaulio žmonių pragyvenimo vidurkį gadinat, suprantate, visais 400 metų. Tai va, turime jums, reiškia, pasiūlymą, kad prieš mirtį galime išpildyti vieną norą. Oi, sako, gerai, vieną norą turiu. Klausykit, gerbiamas teisėjau. Leiskite man sulaukti paskutinės Santa Barbaros serijos. Kristijonai, tu esi mūsų bitė-rytė devindarbė, garsini daugybę animacinių filmų. Sakyk, kuris iš jų tau labiausiai patinka? Vienareikšmiškai, Kaukė. Ar tau tenka labai įsijausti? Tenka. Prisipažink. Tenka, jo. Reikia, tai kitaip neįmanoma. Monotonijos negaliu pakęsti. Judesys. Jeigu gyvenime, tarkim, jums tektų atsisėsti į detektoriaus kėdę, koks klausimas jums pasirodytų sunkiausias, kokio klausimo jūs labiausiai bijotumėte? Nebijočiau jokio klausimo. Aš manau, kad aš to kėdėje atrodyčiau geriau negu reporterio kėdėje, todėl kad esu šiaip iš kaimo vidurio, laukinis padaras iš laukinio miško, o televedėjai paprastai būna tokie žymus, gražiai atrodantis, vaikinai, greitai kalbantis, aš toks nesu. Bet atsisėdęs į politiko kėdę aš būčiau geresnis ir greitesnis, nes aš jau turiu praktikos žurnalistinės, todėl jokių klausimų nepatogių ten nebūtų. Ko išmokote, būdami detektoriai, ir kokios patirties pasisėmėte savo gyvenimiškos? O labai daug. Iki tol aš maniau, kad gyvenime jau daug esu matęs, pažinęs, bet su kai kuriom detektoriaus viešniom moterim bendraujant pasirodė, kad yra labai daug naujų niuansų, gali ir snukį kartais gauti.
detektoriaus pašnekovai dažniausiai būna įsprausti tam tikrus rėmus, bet vis tiek vyksta taip pat diskusijos prieš laidą ir po laidos. Kokia labiausiai jūs nustebinusi frazė būtų, galima sakyti, Rimvydo Valatkos detektoriaus sentencija, jeigu jūs atsimintumėt? Sunku pasakyti, yra labai daug vietų, kur, pavyzdžiui, džiaugiesi, kad paklausai to. Pirmoji galva dabar šovė, tai pasakysiu, reiškia, aš klausiau Žemaitijos Olimpo vyriausiojo trenerio ir buvusio garsaus Lietuvos krepšinio žaidėjo Valdemaro Chomičiaus, ar tiesa, kad jis fiziškai auklėjo Anatolijų Miškiną, kai jis buvo jaunas krepšininkas, o Miškinas buvo senis. Chomičius pasakė, nu jūs ir žinot. Tai man buvo malonu, kad tai yra maždaug 16 metų senumo istorija, bet, taip sakant, mes pajutom tam tikrą įdomų kontaktą, kadangi ir jam tai buvo malonu išgirsti tokį klausimą ir man tai buvo malonu užduoti. Čia žvakių šviesoje mūsų žiūrovus su šventom Velykom sveikiname mes. Mes kol kas neišsiduosim, kas mes tokie esam, bet tikimės, kad jūs patys suprasite, kas mes tokie. Žodžiu, noriu paklausti, kad jūs paprašyti, kad jūs pasakytumėt po vieną pačią svarbiausią savo garsinamo personažo frazę. Aš gyvenu dėl šeimos ir jie tik rūpinosi ir visada noriu, kad ji būtų su manimi. Aš tave myliu, mažytė. Ir noriu pasakyti visom Lietuvos moterim, kurios žiūri Santa Barbara, ir kreiptis jas visas, kurios bent kiek myli Krūzą Kastilijo. Aš jūs myliu, mažytės. Tikslas pateisina priemonės. Visada reikia būti apsvaigusiam, vynu, vyrais, dorybėm ar nedorybėm, nesvarbu, kas kam patinka. Aš su tavimi. Aš kartu su tavimi, Krūzai. Aš kartu su Tele3. Dabar norėčiau, gerbisi tave, Ridai, prašau prisistatykite ir pasakykite frazę savo personažo. Aš manau, kad alkoholizmas man negresia. Aš manau, kad aš dar galiu valdytis. Jums linkiu to paties. Mes dar galime valdytis. Man labai džiugu šiandien pasakyti visiems, kad švęsdama 5 metus Tele3 sugebėjo išgyventi savo negandas, dramatiškus įvykius, blogesnius laikus ir pasiekė savo 5-metį pirmoji Lietuvoje įsijungdama į tarptautinį.